Labą dieną su jumis aš Gidūnė Dalia Sekmokienė. Perskaičiau tokį aforizmą, kad fizinį skausmą ir dvasinį skausmą, sielvartą tai tos kančios, kurias teks išgyventi ir kiekvienas tai išgyvena kitaip. Ir tik jūs galite jį išjausti ir kitam to nepasakysi, nes nėra tokių žodžių. Ir aš visiškai nepretenduoju ką nors pamokyti, nurodyti. Juo labiau, kad psichoterapeutė nesu, nors labai psichologija domiuosi. Bet per gyvenimą labai daug mačiau skausmo ir sielvarto tiek po skyrybų, tiek avarijoje žuvus bendradarbės vaikui, tiek ilgai kovojus su onkologija ir mirus paaugliam vaikams sergantiems nuo vaikystės ir šeimose, kurios tą dėjo visas pastangas, ir giminėje. Ir kiekvieną kartą tai šaltis sukausto kūną, o artimam tai dar reikia ir padėti, ir niekas mūsų tokio nemokė, ir atrodo, jeigu tu nekalbėsi, ir tas artimas apie tai mažiau galvos, bet taip nėra, ir tai didžiausia mūsų klaida, ir galvoju, gal ir mano klaida. Ir tai yra toks dalykas labai sudėtingas, apie kurį sunku kalbėti, bet man labai norisi pakalbėti. Tai todėl parašykite, kai turėjo didelį skausmą, liūdėsi, sielvartą, nebūtinai dėl artimo netekimo, taip kas padėjo visą tai išgyventi. Ir aišku, daug pasiskaičiau ir daug labai mačiau ir aš anksčiau mąstydavau, kaip išgyvendavo karus, kaip išgyvendavo maro kitas epidemijas, kai ten visi vaikai numirdavo, karus. Kai mano prosenelių laikais, tai ir aš žinau, kad senelis Dominikas irgi maždaug 10 vaikų šeimoje užaugo, 5 mirė, 5 užaugo ir taip panašiai beveik visose šeimose XIX amžiaus pabaigoje, nes nebuvo skiepų, mm, nebuvo antibiotikų ir nors šeimos kartais net ir turtingesnės, čia jau ne apie savo giminės, kurios turėdavo ir ateinančias slaugės naktį būdinčias. Aš žinau labai daug šeimų, persiskaičiu apie žymius rašytojus, ir labiausiai tai atsimenu, kad aš domėjausi Tolstojaus kūryba. Sovietiniais laikais buvo netgi privaloma daug rusų menininkų skaityti. Ir paskui apie Tolstojaus gyvenimą, apie jo gyvenimą su žmona ir kaip vaikai net 8-9 metų. Ten daugiau kaip pusė vaikų neišgyveno, nors jinai pati, jo žmona, turėjo daug operacijų. Tais laikais labai sunkios, kur beveik neišgyvendavo ir infekcijos, ir net sepsiai, ir be antibiotikų, bet vaikus plaučio lygos nuvarydavo. Ir visada pagalvodavo, kaip tie žmonės išgyvendavo. Nu, visi sako religija, bet aš manau, kad ne vien religija, nes aš pati bendravau su moterim, kur vaikas žuvo avarijoje ir 3 vaikai. Ir sako, mane labiausiai nervuoja, nenervuoja, žodis gal netinka, skaudina tai, kad visi, ai, tai tu dar 2 vaikus turi. Nu, tai yra ir tikrai žiaurus dalykas tą išgirsti. Bet kaip nepalūždavo žmonės visokių suiručių metu ir kodėl, tai man dabar nesuprantama pilnai, dalinai tai taip. Tai va tai, ką dalinai suprantu arba ką girdėjau, svetimam žmogui kartais įsipasakoti yra lengviau. Netgi kai važiuodavau į komandiruotę traukiniais į Maskvą, į Ugličių, žmonės prisipasakodavo visokių dalykų. Pavyzdžiui, kaip nerado darbo su vyru Čečėnė, jinai viena važiavo ir kaip sprogimas buvo ir 2 vaikai buvo. Jinai dirbo jau šiaurėje, mes į Ugličių važiavom, netoli Ugličių su vyru. Ir mažiuką vaiką užmušė, bet jie vežė į Čečėniją ir palaidojo. Ten yra. Ir jinai toks baisus buvo skausmas, toks baisus. Ir jinai sako, pas mus nepriprasta visiškai guostis ten. Nėra tokio peigų kažkokiu. Mm. Ir liepė susitaikyti, galbūt musulmonų tikėjimas, kad ir tais laikais. Už tai jinai mane pažįstamam asmeniu labai daug išsipasako. Ir netgi lietuvė moteris važiuojant
į Vilnių autobusu, kai būdavo komandiruotės, galėčiau be galo daug. Tai reiškia, skausmas šiek tiek malšina įsipasakojimas, kai tave supranta, kai tu galbūt išlieji žodžiais tą skausmą, kartu išeina ir kažkokia energija, gal aš čia tik pafantazuoju, prašykit profesionalą. Ir psichoterapeutui kiti liepia atpažinti tas emocijas. Dabar kodėl skausmas ir sielvartas neišvengiamas žmogaus gyvenime? Nu, visi susidurėm ir tėvus palaidojam, ir brolius seseris epidemijų metu, ir netenkam rankų, kojų, kiti netenkam turto, tai mažesnis prisirišimas, kiti net prie gyvūnų prisiriša labai. Senovėje žmonės buvo tikrai prisirišę prie viso savo ūkio, gaisras buvo labai didelė nelaimė prie vaikų, bet netektis buvo dažnos. Už tai gal į tą gyvūnų mm, netekimą jau mažiau atsižvelgdavo ir galbūt tada, kas dabar atrodo nežmoniška, prie grandinės pririšimas ten nudvėse palaidojimas be jokių ten didelių pakeitimas kitų, šuo sarginis gyvulys, bet tokių gyvulių nevalgydavo, prižiūrėdavo, duodavo normaliai ėsti. Kiekvienas laikotarpis turi savo. O dabar dažnai žmonės sielvarta dėl menkų dalykų, odos dėmelės, plaukai iškrito. Kai po to žmonės patiria didesnį skausmą, tai yra baisu, bet jie supranta, kad tai, kas buvo smulkmenos ir kas skaudino, jau jų nebeskaudina. O sielvartas ir liūdesys yra panašus jausmai su kažkuo netektim, nebūtinai žmogaus, gyvūno, žmogaus, tai pati baisiausias dalykas. Ir tai, į ką tu įdėjai, pažiūrėjau, darbas, būrelis, susipykimas, netgi kai tavęs nesupranta ir tiesiog išvėja iš kažkokios grupės bendruomenės neteisingai apkaltina. Tai kitoks liūdesys sielvartas. Nebūtinai piktis, kiti nepyksta. Jam tiesiog, nu, negera ant dūšios, kaip sakom. O šiaip reikia pagyventi ir išgyventi, suprasti tą emociją, kad būtų galima tęsti gyvenimą. Taip senovės knygos rašė, aš pasižiūrėjau visus gedėjimo papročius, kokius tik tai atradau internete. Aš jau seniai žiūriu, keli metai. Liūdesys yra vienas sielvartos sudėtinių dalių, konkretus jausmas, gedulas, platesnis terminas, tą sunkų etapą, gedėjimą, praradimą apimantis. Tai va, sielvartas, kaip pakelti netekti nuo seniausių laikų, ieškojo atsakymų. Patvariausias. Jį sunku išsklaidyti, sunku netekus. Netgi būna didelis prisirišimas prie artimo žmogaus, sutuoktinio, ne savo kraujo, kiti eilę metų negali kažkuo atrasti, vėl iš naujo įsimylėti. Vieni negali dėl to, kad jį pametė, bet čia nesielvartas, čia ambicijos ir visa kito, kiti netekė. Šiaip normali ir natūrali reakcija į netekį, kai artimasis miršta, tai daug jausmų, daug. Vieni kaltina save, kad dėmesio neskyrė, kiti labai bijo, kas bus su šeima, jeigu maitintojas mirė. Aišku, liūdesys, kartais būna ir piktis įvairiose situacijose, tiesiog ant situacijos, jeigu avarija, apsidžioplinimas, skendimas, kad kažkas neištraukė blogai gaivyno. Taigi fizinis, psichologinis, socialinis, dvasinis poveikis sielvarto. Liūdesys, tai kaip minėjau, natūrali reakcija į netekti. Tai daug jausmų eina į sielvarto sudėtį. Liūdesys tai vienas svarbiausias galbūt gedėjimo dalis. Čia liūdesys nupieštas. Čia iš Wikipedia. Jį tiesiog būtina išgyventi. Ir kodėl nupieštas angelas pažeistais sparnais, jis nebegali skristi, nešam. Kad žmogui tiek negera, kad jis nebenori eiti per tą gyvenimą, bet reikia. Prosenelių laikai, kaip minėjau, pusė vaikų mirdavo.
Ir kartais kiti nespėdavo nusifotografuoti, jau kai atsirado fotografija. Už tai mums taip atrodo baisu, bet fotografuodavo su atmerktom akim kaip gyvus, kad būtų prisiminimas. Ir nežinau kodėl tai, bet jiem atrodė, kad va turės, jį ilgiau pasižiūrės, turės atminimą. Reiškia, atminimas labai svarbi dalis to liūdėsio, kad kuo ilgiau tą žmogų atmintume. Tai yra labai 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 svarbu. Ir ritualai po laidotuvių. Kodėl va, tokie susirinkdavo žmonės, ražančiaus gėdojimas pačiu laidotuvių metu, bet ir po laidotuvių. Ten praeina savaitė, praeina tas keturinėdėlis, susirenka. Net aš žinau, kad metinės kaime buvau tolimos giminaitės, tai dar nebuvo, kai aš buvau studentė, man jau 67 metai, tai kad galėtų normaliai ruoštis gedėti. Kiekviena kaiminė taip susitarus, ką nors atnešė. Vieną silkių, ten kitą pyragą ir ten reikėjo tik pasiruošti karštą tiem šeimininkam. Bet čia aš nekalbu apie tą maisto. Ten buvo irgi visokių ritualų ir simbolių, ir ėjimas į bažnyčią, ir kapų lankymas, prisiminimas, kalbėjimas apie tą žmogų. Sielvartas šeimoje su daug vaikų netektis skaudi, bet dalį skausmo užgoždavo kiti vaikai, darbas, buitis. Ar tikrai šito aš nesuprantu? Aš iš dabar gyvenimo ir tie, kurie ten turi 4, 5 vaikus, pažinau, 3 vieną netenka. Kartais būna toks baisus sielvartas, kad nebegali nedirbti iš gyvenimo. Nepasako ir kokį darbą, ką, kad moteris nesuprastų. Nu, aišku, kad kiti vaikai nemirtų badu, va čia va. Tai reikėdavo dirbti, šienauti, ravėti ir visa kita kai patys save išmaitindavo. Nu ir ką padarysi? Nieko. Tada labai sudėtinga. O šiandienos sielvartas mažos šeimos. Viena. Aš noriu molėtuose kaip iš 4 vaikų. Didelis skausmas tiesiog iki pamišimo. O kitoj šeimoje iš 4 iš vienas buvo, bet močeriai pačiai buvo 40 metų, ten antrą pagimdė, reiškia neįmanoma. Taip norėjo tos gyvybės pratesimo. Dabar tai kitoks. Aš nekalbu apie tas šeimas, dabar visai ne ta tema, kurios nenori turėti vaikų. Žiauri, traumuojanti patirtis tose šeimose ir kaip aš matydavau, man atrodė tai baisu dar jaunystėje. Sielvartas nesulaužydavo, stiprus tikėjimas, kad tokia gyvenimas yra. Taip yra visiems žmonėms, visi gyvena ir aš turiu gyventi. Tai yra gyvenimo ciklo prieimimas kaip natūralaus reiškinio. Gyvenimo ciklas, visos moteris gimdo ir ateina epidemijų metai, ten tymų, skarlatinos, kokliušo, difterito, šiltinės ir pusę vaikų tu neišsaugosi. Paraudi, paraudi ir eini rūpintis kitais. Ir religinė atrama, nu, žmonės tikėjimas buvo gilesnis. Dar šventų ištarimo prašymas. Čia taip neradau paveiksliukų, kojų mazgojų, susikaupimas. Ir dar pomirtinių gyvenimų, bet čia ne tas ezoterinis. Krikščionybėje tai, kad eina žmogus į dangų, jo siela į skaistyklą, už tai meldžiamasi. Ir tai lengvina skausmą, visi norėjo, kad jų artimieji eiti į dangų. Ir bendruomenės buvo vaidmuo, va čia yra Vilijampolės bendruomenė. O šiaip kaimynai giminės visos parapijos pagalba, kai nebuvo dar tų maigymų, nebuvo socialinių tinklų, nebuvo, kad va taip va bendraujame. Aš nesakau, kad visai blogai, aš, pažiūrėjau, irgi daug pusbrolių, pusėserių, giminių, draugų pamatau, tiek aš nespėčiau pamatyti per mėnesį, nes labai daug giminių matau, bet ne visi yra ten visokiuose Facebook. Arba būsiu bendradarbiu irgi pamatau, kas ką veikia. Ir ne taip, kad pamatyt, kartais, nu, tiesiog įdomu sužinoti ir susitikus klausinėjai, kaip tu gyveni, kaip tavo vaikai, kas kur įstojo, kas ką mokosi, ar jau turi anūkų, nu, tai visą tai kartais susižinai iš Facebooko. Tai nėra tuščias smalsumas. Niekaip nesuprantu to baisaus sielvarto, kas vyksta Ukrainoje. Aš mačiau, kaip žmonės klaupėsi gatvėse ir lydi tuos savo karius. Tai gal irgi padeda šiek tiek, kad ta mirtis nebeprasme, nes kartais žmonės pasiaukojdavo, susidegė nuo kalanta. Daugiau buvo tokių dalykų, pilėnai, ar čia legenda ar ne. Bendras tikslas išgyventi kaip tautai. Galbūt.
O kaip išgyveno pirmą, antrą pasaulinį karą, po pirmo pasaulinio karo ispaniškasis gripas, nežinau, kiek milijonų nunešė tų žmonių ir Lietuvoje, kiek, nes nelabai ir skaičiavo, tūkstančiai netekčių Lietuvoje irgi labai daug. Kalbama, kad Europoje tai ten irgi panašiai kaip maras, nu ne, maras du trečdalius kartais sunaikindavo ir Lietuvos sunaikino. Patys pasiskaitykite istoriją. Ir atmintis labai stipri. Žmonės sielvartauja tiek ilgai, kad Sibirė daug mirusius važiuoja ir va čia naujai atgaudinti kapai. Aš žinau, kad ir mano brolis važinėjo ir, e, reiškia, po 90 metų, kai buvo tie santykiai, daug kas prašydavo, ledė būdavo įšalę maži vaikai ir leidždavo užlituoti tuos karstus ir lėktuvu atvežti. Ir daug žmonių taip darė. Mes turim net kryžių kalną, nors jo paskirtis nėra sielvarto vien paskirtis. Stiprus tautos stuburas ir atmintis visų gyvųjų. O čia tai yra išvis baisu. Marai, choleras, gripas. Buvo gal ir tikėjimas lemtimi. Pasiskaitykit Maras knygą. O šiuolaikinės epidemijos, nu, mažiau miršta tų žmonių, bet va dažnai lieka vienišas žmogus be bendruomenės. Keli giminės ir tie išeina į darbus. Izoliacija labai sunkina gedėjimą. Izoliacija yra baisus dalykas, tai bėda. Filosofinis požiūris, senovės stoikų aš nenagrinėjau, bet man patinka atskartolės skausmo kūnas. Ypač moterų didelis, nes jos labiau gal gedi tų vaikų, mano supratimu, gal aš klystu. Bet rašo, kad tiesiog yra tokios energijos ir kiekviena moteris prie jų prisijungia kažkam tai atsitikus, už tai jos tokios jautresnės, dažniau verkia ir taip toliau. Jis kitaip aiškina, bet tai šiaip reikia įsitvirtinti šią akimirką, pajausti visą savo kūną ir ką tu turi dabar padaryti, kad gyventum tu ir tavo šeima. Ir labai geros jo praktikos, šios akimirkos jėgos praktika ir naujoji žemė. Ir tai yra padeda gyventi. Aš jas tas knygas tiesiog įsistudijau, dažnai cituoju, pasibraukiu ir visiems siūlau atskartolė į lietuvių kalbą išversta. Šios akimirkos jėga, šios akimirkos jėgos praktika, naujų žemė. Turiu tris, gal yra ir daugiau. Taip pat egzistencialistiniai klausimai Kamiu pasiskaitykit, kad turi atrasti prasme net kančioje, net priešmirtinėje kančioje. Psichologų. Eikit, psichologas reikalingas, būtinai eikit pas juos patarimų. Pas mus tiesiog yra tokios tradicijos. Tradicijose psichologų nėra. Yra, kad tu būtinai turi ten gimtadienius atšvęs, draugus pasikviest ir net ir neturtingos šeimos sutaupo tam pinigų, visa kita, kad būtinai reikalingo tam tikro lygio baldai, ten remontas ir taip toliau. Neužtenka vien švariai gyventi, kaip čia atrodysi prieš kitus. O mūsų psichika tai yra mūsų būsena savijauta, kartais užmirštama. O tam pinigų tiesiog neleidžiama, galvoma, kad tam nereikia. Tam reikia. Jeigu nėra artimųjų pagalbos, paguodos arba, ai, čia tau tai niekis, dažnai taip tas sako, va, aš, ypač jeigu ne dėl gedėjimo, nepasako vaikui mirus, o čia tau niekis. Bet kartais mes gedime ir dėl kitokių dalykų, išmestami iš darbo. Gyvenau su kate, vaikai ten užsienį ir katė ir tas, tai ir nėra kam pasiguosti. Taigi, užsimt reikia darbu, tada mažiau galvojame, arbatos giesmės, kalbėjimas su draugė, vaikai irgi labai užjaučia vienas kitus ir sugeba, bet šiaip turėti tokią artimą sielos draugę. O šiaip kūryba, dainos, eilės rašymas, dabar netgi yra psichoterapija tokia ir mandalų piešimas ir visokių kitokių. Net mano giminės yra baigę ir kiti, netgi miško yra terapijos, nu jau čia kita kūryba, čia kita. Ir kūno reakcija į sielvartus kartais sustingsta žmogus, kartais sako, širdis skauda. Širdį, bet dažnai ir fiziškai gali pradėti, net ir infarktai būna, bet taip, širdis kinų medicinoje yra imperatorius, o perikardo kanalas nufiltruoja jausmus, kad širdis ramybėje primtus, bet kažkas sako, sudaužė mano širdį, vaskylus širdis. Tai ne veltui tokia alegorija, čia tikrai mūsų energetikoje tai vyksta. O visuomenės dvasia krizių metu žmonės jaučia daug bendrumo, tada lengviau ir skausmą išgyventi. Lengviau, bet tai nereiškia, kad jo nėra po nelaimių, karų, pandemijų.
Ir savipagalbos grupės turi būti, nebūtinai profesionalus psichologas, psichoterapijai, dvasingumas, už tai anoniminiai alkoholikai alkoholikus gydo. Tam tikrom lygom sergantis, kurie pagijo arba kad ir nepagijo, kaip ištverti tą skausmą ir žinojimą, kad tu mirsi, tau nyksta ten raumenys ar ką. Huntingtono lyga. Ką galime pasimokyti iš senolių? Bendruomeniškumo, neužmirštamos tos draugės, tikėjimo peigų svarbos, kiek žmonių čia yra susirinkę kaip bendruomenė. Ir kaip psichologija vis dėlto yra mokslas. Galit kreiptis į pagalbos linijas, kai jums sunku, bet pasakys, kur kreipti. Ir psichosveikatos centruose irgi yra psichoterapeutai. O kančią galima pavirsti vidinio augimo. Nors čia parašta jaunimo linija, va, kilpa labai baisu jau žemyn ir galima nueiti aukštyn. Nes aš žinau, kad pardavė būtą, bet turėjo du būtus. Net po 90 metų, kad nuo narkotikų tuo metu vežė į Maskvą. Nežinau, kas ten jiem patarė, kad ten yra ir klasikinė medicina, ir inkstų dializė, ir ekstrasensai, ir visokie velniai, bet išgydė sūnų nuo narkotikų ir prisipažino vieną miestelį, kad išgydė. Ir tas baisus skausmas padėjo kitiem, pradėjo padėti, patart, ką tokiu atveju reikia daryti. Nes tik išgyvenę tą gali. Ar jį mes paverčiam gyvenimu skausmu, priklauso nuo mūsų. Tai linkiu, kad gyvenimas tęstųsi. Skausmo kūnas yra bendras visų, bet individualius skausmus kiekvienas išgyvena pats. Nepalūškime. To linkiu visiems atrasti save skausme.